Sveiki, su jumis Eugenijus Višinskis ir Medžių idėjos. Ir mes dabar Avižieniuose, kur statom pirtį, tai galėsit pasižiūrėti, atkreipti dėmesį į visas smulkmenas, tuoj viską pristatau. Tai pradedam. Čia jau yra apdaila, tai yra termomedis, yra čia gabaliukai išmėtyti, tai aš paimsiu, parodysiu arčiau. Iš čia termomedis, iš čia jis nudažytas. Dažas tai yra spalva bus 5057 ir parinkom netgi tai spalvai varžtus. Varžteliai idealiai atitiko, aš čia pasakojau, bet vienu žodžiu čia varžtas lygiai tokios pat spalvos. Turiu galvoje 5057. Čia yra retai taip sutampa, bet taip yra. Nereikėjo ten juos dažyti, jie buvo iš karto paruošti. Dabar jau yra padarytas pilnai karkasas ir jau sumontuoti langai. Dar nėra viršutinio lango apvalaus. Tai tas apvalus langas gaminasi ir ta gamyba vyksta tokiu būdu. Megramai padarė langą ir dabar aplink mes darom tokią vadinamą kaip dėžę, kad galima būtų aplink padaryti ir apdailą, ir palangės, nes langas yra apvalus ir reikia galvoti, kaip tą padaryti. Tai dabar bus padaromi 3 sluoksniai, tai čia bus 3, 3 ir 3, tai bus kokie 9 mm, tai centimetras bus tokio storio, prie jo galima bus prikabinti ar apdailą ir taip toliau. Tai vienu žodžiu ir aplink padarytas irgi kaip ir langui visi tie plevelės outside, inside ir iš kitos pusės, kaip matosi per stiklą iš tos pusės. Tai čia yra, taip darom mes apvaliam langui, aplink bus ir apdaila. Dabar nupirkta jau viskas, nupirkta pagal reikalingą vatą. Aš pats čia suvedžiau viską. Dabar, kaip matot, padaryti pakalimai, sietelė yra padaryta ir tarpai, kad galėtų oras užeiti. Ir jeigu ką, plėvelė nedavista iki lataką, neįeina jinai į lataką, jinai baigėsi 20 cm anksčiau, kad per tos tarpus kvėpuotų daugiau, vienu žodžiu, per pakalimą stogas. Ir tokiu būdu net pagal faktą nesusidaro kondensato. Dabar šiandien atvežiau tokius skydus, kur pasiūlė Sigitas Pašakinskas, būtent dėl saunos ant jų bus daroma apdaila. Čia irgi geras sprendimas. Dabar visur priklijuoti iš vidaus prieš montuojant langus tokią plėvelę outside, inside. Dar nupirkau dažų, apačia padaryta. Taip, šitą plėvelę, kurį susivesim penasil, čia yra inside viduj, kur naudosim visur aplink langus padaryta. Ir čia ta vieta, kur jūs matot, tai čia bus apvalus langas. Tai šitam dalykui darom. Dabar visur čia dabar yra, matosi vidiniai visi momentai, kad padarytos įstrižainės, stipriai viršutiniai, ant stogo stipriai, diagonalės vadinamos. Dabar padarytas, pradėtas jau čia garo barjeras, garo plėvelė vidinė. Paskui čia tokios tarpinės ir specialiai padarytas irgi garo barjeras prieš darant perdangą, kad būtų labai geras sandarumas. Ir pirtyje naudojam kitą, vienu žodžiu, garo barjerą, žymiai kokybiškesnė. Turiu galvoje, jisai daugiau atsparesnis su atspindžiu, tikrai kokybiškas, jaučiasi toks
brangus daiktas, bet, nu, pirty reikia naudoti kokybiškus daiktus. Dabar padaromi 2 trapai. Jie jau yra sumontuoti, bus čia, vat, čia yra į jų pusę nuolydis, ten 2 procentai, jo, nedidelis nuolydis, bet to užtenka. Toliau čia vat, bus stovės pečiukas ir jisai iš čia išeis ir į lauką išeis tas kaminas. Čia iš karto yra langiukas irgi padaryti visi tie momentai, OCTNC plyvelės. Jo, ir viršuje, tu išeisim, viršuje labai norėjo, kad būtų tas vadinamas antrisolinis tas aukštas. Ir vat, darysim laiptus, sumontuosim. Ir kitą, nu, šią dar savaitę dar spės apšildinti visą pastatą, padaryti viršuje ir apačioj grindis. Čia gerai izoliuosim, šildinsim, darysim viduje visą apdailą, montuosim duris pirties. Vienu žodžiu, visur stengiamės naudoti vat, tokią, sakant, saudau flex, kad jisai yra ir paslankus judėjimams, labai geras tas makrofleksas, ant jo montuojam. Jo, dabar, kad dar viskas praklijuota kaip visada, visi tarpai, čia matosi, vat, klijai nuimami visą laiką, mes juos nuimam su multimasteriu. Jo, visur viskas prakalta, visur metalai, viskas gerai, pagal kaip priklauso. Dabar išeisim į lauką, lauke parodysiu. Nu dar, čia yra apačioj daryta kaip pir, jūs matot, vat, čia tokia pir sauna vadinasi, su atspindžiu, vat, ir viskas padaryta su ja. Ta apačia, kad išsaugot daugiau šilumos, vienu žodžiu, pirty, prieš pirtį, kad būtų labai šilta viduj talpoj. Čia yra išvesta elektra. Taip, nu vat, tokie vat dalykai per tiek laiko spėjom padaryti. Tai čia kiek čia? Pusantros savaitės nuo pamatų iki vat, toks rezultatas įvyko. Kaip matot, visai gerai, greitai, pakankamai. Dabar, aišku, dar visokie dabaigimai, smulkmenai, dar vienas laiptas bus papildomas. Labai mums padeda, kad geras oras. Apdaila yra visų pusių padaryta. Visi vienu žodžiu sukimai, viskas yra padaryta. Nu, tuoj praeisim. Ir iš kitos pusės, čia nėra apdailos. Bet pakankamai čia pečiukas atvežtas, jeigu ką. Labai ten geras pečiukas, tuoj praeisim, pasižiūrėsim. Čia bus tikra pirtis. Iš čia irgi padarytas stogas, yra padarytas Tilcor. Mes jau nežinau kokią dabar iš eilės gal 10 stogą darom, tik Tilcor stogo dangą, nes tikrai geri atsiliepimai. Tai nueisiu į šoną. Čia yra skarda padengta akmenukais. Tai aš padidinsiu. Matot. Yra visokių ten spalvų, visokių rūšių, galima parinkti pagal savo, kaip sakant, norą. Jo. Nu ir dabar bus čia padarytas dar vienas laiptas, bus padaryti termoterasą, 2 laiptaukai, ir kad užėjimas būtų patogus. Viskas suderinama su šeimininkais. Tie langai buvo nupirkti pradžioje, kad galėtumėm nelaukti langų, o iš karto
pradėti ir statyti, ir daryti, ir montuoti. Vat. Viskas praklijuota, viskas padaryta. Bus dar antiseptikuojamas čia 2 kart. Jo, tas paviršius. Vat. Tokie vat pasikeitimai. Kaip sakant, iš tikrųjų maža patalpa, 5 ant 5, 25 kvadratai, bet vat, sakant, tarpiniai darbai, yra ką parodyti. O čia bus užėjimas ir bus dabar hidroizoliuojama, bus dabar daromi tie gultai, bus dabar daromi antras kvėpavimas, bus daromas pečiuko pajungimas, apdaila vertikali, viskas iš termomedžio. O čia bus irgi iš medžio bitės dažyta mediena visa, irgi apdaila bus daroma. Tai vat ir elektrika dar bus visa išvedžiojama pirmiausia. O tai vat, taip kad čia darbo dar yra. O ir, aišku, įdomus darbas to, kad teko susidurti su apvaliu langu. Ir vat tikrai yra, kad čia parodyt, nes galbūt yra žmonių, kurie tą dažniau, sakant, sprendžia tokius reikalus, bet mes apvalų langą apžaidžiam 1 kartą. Bet nieko, sužaisim, jau sugalvota, kaip matot, jau mikrotas taktas suklijuota, dar bus dar 1 sluoksnis ir viskas bus gerai. Tai tiek. Kol kas tarpiniam variante tokie pasiekimai. Dabar dar, vat ką galiu dar parodyti, čia vat yra makaronai tie vadinami, kur, tai vat kitą pusę, matot, priklijuoti tie tarpinės visas jau paruoštos. Tai yra, kad arba ant sienos, arba ant stogo mes visą laiką klijuojam tokius tarpinės, nes paminkštinimai, paskui prakalimai, sandarumą ir iš vidaus, ir iš lauko, visur naudojam, ir ant stogo, ir ant sienų. Visur naudojam tokias tarpinės. Tai tiek šiai dienai, kad norėjau parodyti. Tokie darbai yra įvykdyti, dabar bus tolimesni planai. Tai apšiltinimas vidinis, elektrika, paskui visi tie momentai kaip vidaus įrengimas pačios pirties, kamino įrengimas, pečiuko įrengimas ir, vienu žodžiu, vidinės apdailiniai darbai. Paskui, o tokie darbai dar laukia, tai čia maždaug dar 2,5 savaitės ir bus pirtis paleista. Taip sakant, užkūrensim. Tai tiek, su jumis buvo Eugenijus Plešinskis, Medžio idėjos. Ir dar galėsiu tokį pasakyti momentą. Dabar darau tokią lentų deginimą. Viskas labai gerai pavyksta. Čia dabar toks anonsas apžvalginis. Ir nusprendžiau, kad pačiam YouTube kanale darysiu visos apžvalgą tų, vienu žodžiu, ne termo, o paprastas deginimas lentų deginimas, paskui jų kaip pasiekti struktūrą, kaip pasiekti kokią spalvą, kaip pasiekti kokią ornamentą. Būtent ten yra daug rūšių visokių deginimo. Viskas pavyko. Tai visi mano momentai, kur sugalvojau. Ir pavyko tą, kaip aš ir sakiau, ekonomiją. Kokia ekonomija? Ant 100 kvadratinių metrų apdailos 2,5 tūkstančio grinai ekonomijos, kad galėjo tik tai pats padaryti. Vienas žmogus užtenka, kad pagamintų visą tą apdailą. Ir skirtumas yra, kaip tu gali nupirkti už ten 11-12 eurų už kvadratinį metrą lentus į lauko apdailai.
O taip degintą medieną parduoda dažytą, ten, tarkim, 3,5, 3,7 eurai, aš kalbu jau su PVM. Ir gaunasi skirtumas ganėtinai didelis. Jūs galite patys paskaičiuoti, pakankamai didelis skirtumas. Tai vat, o visą gamybą ir visą tą esmę, kaip tai padaryti nuodugniai, visą technologinį procesą, aš rodysiu savo Patreon kanale. Ir žmonės, kuriems tikrai aktualu būtent degintą medieną pasižiūrėti, kaip bus jinai deginama ir sutaupyti tos pinigėlius, prisijungit prie mano Patreon kanalo, pasižiūrėsit, maždaug aš po 15 dienų į tą įdėsiu į YouTube visą rezultatą, jūs galėsit pamatyti pirmiausiai, kaip tai atrodo, kokia tai mediena, kokia jinai buvo, kokia jinai tapo, kaip jinai nudažyta. O Patreon kanale aš įdėsiu visą technologinį eiliškumą ir visą procesą nuodugniai. Tokiu būdu žmogus pasižiūrėjęs tą Patreoną galės, vienu žodžiu, sutaupyti iš 100 kvadratinių metrų apdailos 2,5 tūkstančio. Tai tiek. Su jumis buvo Eugenijus Pišinskis, Medžių idėjos. Iki kitų kartų.